stengtis ne tik, kad jūsų oda būtų nuvalyta, ką mes įrodėme, ir jūs neturite galvoti, kad jūs tai turite daryti su valymo priemonė, bet mes tai padarėme. Bet jūsų oda bus atgaivinta ir normalus, natūralus, sveikas jūsų odos pH jokių būdų nebus nepalankiai įtakojamas. Papildant tai, jeigu jūsų oda turi polinkį būti truputį sausa, mes išbandėme ir įrodėme, kad šis produktas daugiau nepaaštrins ir nepadidins odos sausėjimų, bet faktas yra tas, kad šis produktas padeda apsaugoti odos natūralią drėgmę. Kai jūs naudojate valantį veido šveitiklį, jūsų oda yra ne tik sustiprinama, bet jūs galite tikėtis, kad ji bus 30% lygesnė ir 33% švelnesnė jau vien tik po pirmo panaudojimo. Kai jūs naudojate mūsų naujus tonerius, jūsų oda bus ne vien tik tai nuraminta, suderinta ir sustiprinta. Ir vėl, natūralus jūsų odos pH balansas nebus paveiktas, iš tikrųjų jis bus pagerintas. Bet jei taip atsitiko, kad jūs turite riebią odą su išsiplėtusiom porom, mes turime toniką, sukurtą specialiai tam, ir tyrimai parodė, kad jis sumažina matomas išsiplėtusias poras 17%. Padaro jūsų odą 15% lygesnė, 20% švaresnė ir sumažina odos riebalų išsiskyrimą 37%. Tai yra nuostabiai atlikta ir jeigu jūs žinote kažką, kas turi riebią odą, jie visą laiką kovoja su šia problema. Tai gali sumažinti riebalų išsiskyrimą, sumažinant poras 37%. Ir aš esu tikras, kad jie suras tame labai patrauklę naudą. Ir žinote, kad mes visą tai padarėme tik iš augalinių botaninių ekstraktų. Jokio alkoholio, jokių keistų cheminių medžiagų. Kada jūs pažvelgsite į etiketes, jūs galėsite pamatyti tik botaninius vaistažolių ekstraktus. Tai meno pasireiškimas. Kai jūs naudojate mūsų drėkinančius kremus, jūs galite tikėtis ne tik, kad jūsų oda jausis ir atrodys minkštesnė ir lankstesnė, jūs galite tikėtis, kad jis apsaugota nuo sendinančių ultravioletinių spindulių A ir B tipo poveikio. Jūs taip pat galite tikėtis, kad ji bus pamaitinta drėgme, kuri apsaugo nuo senėjimo proceso. Reali tikrovė yra ta, kad oda pilnai pasitenkina drėgme, tai yra 80% to jau po panaudojimo. Ir mūsų kliniškai atlikti bandymai tai rodė, ir ji vis dar yra 67% didesnė po 4 valandų. Tai kasdien apsaugos jūs nuo senėjimo proceso drėkinimo pagalba. Ir kai jūs naudojate sekantį produktą, mūsų antioksidantinį kremą, atnaujinantį antioksidantinį poveikį turinti kremą, tai yra tikras prasiveržimas. Žinote, mes skynėmės kelią toliau su ta mintimi, kad panaudoti antioksidantus odai, tik tai truputį sugrįžti atgal su vitamino E terapija, mes toliau vystėme tą technologiją ir mokslą nuo to laiko. Atnaujinanti antioksidantinė terapija yra, kaip jau pats pavadinimas pasako, praturtintas antioksidantais. Jo sudėtyje yra vitaminas A, vitaminas E ir vitaminas C. Visi tokiame pavidale, kad galėtų patekti į giliausius odos sluoksnius. Jo sudėtyje taip pat yra žalios arbatos, kuri papildo antioksidantinį poveikį. Iš tikrųjų, mūsų klinikiniai tyrimai parodė, kad panaudojus šį produktą vieną kartą, jis padidina odos ląstelių antioksidantinę apsaugą 90%. Taip pat šiame produkte jūs galite aptikti šitą išskirtinę technologiją ACR, aktyvuotas ląstelinis atsakas. Savo klinikiniuose tyrimuose mes įrodėme, kad jis sugeba daryti nuostabius dalykus jūsų odai. Mes įrodėme, kad iš tikrųjų oda atrodo ne tik jaunesnė, bet jis padeda odai veikti kaip jaunai. Mes iš tikrųjų sudarome galimybę veikti jūsų odai taip, kaip prieš daugelį metų. Dermatologai mums pasakė, kai mes buvome įsitraukę visus tuos tyrimus,
kad šis produktas yra odos gyvybingumo priežastis, stimuliuodamas natūralią pačios odos medžiagų apykaitą, padarydamas, kad oda ne tik atrodytų jaunesnė, bet ir veiktų kaip jaunesnė. Leiskite man pasidalinti kai kuriais dalykais, kuriuos padarėme, kad įrodyti tai. Mes nesėdėjome, bet naudojame pačią pažangiausią technologiją pasaulyje. Iš esmės šitas prietaisas, kurį jūs matote ekrane, yra sugebantis nuskanuoti ir padaryti odos topografiją ir schemą. Iš esmės, ką jis daro, jis pažiūri jūsų odą ir išdidina ją, padaro ją labai didelę, kad mes galėtumėm pažiūrėti ją iš labai arti. Ką mes padarėme, kai pritaikėme šį produktą, mes nustatėme tapatybę žmonėms su to paties tipo oda. Visi žmonės buvo su to paties tipo oda. 20 žmonių dalyvavo šiame ypatingame bandyme. Mes nustatėme tą pačią odos tapatybę ir po to padarėme elektroninės nuotraukas. Po to mes pritaikėme jiems produktą. Ką tyrimai parodė? Kad produktai padeda linijoms ir raukšlėms išnykti. Tiesiog pažvelkite į tai. Tai yra kompiuterio pagalba išdidinta versija to paveikslo, kurį jūs matėte, to kompiuterio ekrane. Mėlynos spalvos sritis šiame paveiksle atstovauja raukšlės, o raudonos spalvos sritis arba kyšantis rifai tai odos klostės. Ir jūs galite matyti, kad tai atrodo kaip Arizonos slėniai, su didžiuoju kanjonu per vidurį, su pakankamai aukštom viršūnėm aplink. Ir jeigu jūs pažvelgsite į tą mėlyną liniją, tą tarpeklį per vidurį, tiesiog kairėn yra nedidelė mėlynos spalvos šešėlio sritis. Ir ta nedidelė linija, kai jūs prieinate arti prie kažko, atrodo kaip griovys. Leiskite man parodyti, kas atsitinka su ta pačia oda tam pačiam žmogui. Mes turime daugybę tų pavyzdžių. Aš jums parodysiu tik vieną, ta pati oda, to paties žmogaus. Pažvelkite į skirtumus čia. Jūs pastebite, kaip šis mėlynos spalvos tarpeklis yra pilnas ir tos raudonos viršūnės dramatiškai nebedominuoja. Ir jūs pastebėsite, kad galų galiausiai šitas tarpeklis išnyks. Priežastis yra tame, kad mes stimuliuojame ir atstatome ląstelių medžiagų apykaitą. Mes nepripildome to gilaus tarpeklio. Mes pripildome jį šviežiamis naujomis ląstelėmis, kurios užauga ir panaikina raukšles. Rezultatai yra iš tiesų nuostabūs. Kai jūs sudedate šios du paveikslus vienas šalia kito, tai ir yra efekto rūšis, kurio jūs galite tikėtis. Leiskite man pasakyti, ką mes atradome tiesiog dėl raukšlių pašalinimo. Mes atradome, kad jūs galite sumažinti raukšlės 28% per 28 dienas. Pagalvokite apie tai. Tai yra 1% per dieną. Kiek čia esančių žmonių norėtų atrodyti 10 metų jaunesniais po 10 dienų? Ar jūs žinote, ką nors, kas galėtų atrodyti 20 metų jaunesniais po 20 dienų? O kaip dėl to, kad turėti 30% mažiau raukšlių po 30 dienų? Ir aš nekalbu apie tai, kad paslėpti jas arba išbrinkinti jas nuo bet kokios drėgmės, mes kalbame apie tai, kad priversti jas pasitraukti, suteikiant jums jaunesnę odą. Jaunystės atnaujinimas. Tai sugrąžina jaunystės odą. Tai yra mokslinis faktas ir nuotraukos nemeluoja. Mes išleidome daug turto vystydami tos produktus ir eidami pirmin, kad įrodyti, jog jie atliks tą darbą, nes mes norėjome apginkluoti jūs nenuginčiamais įrodymais. Mes neatsintėme jums kažkokių miglotų video juostų, kur atrodo, kad kažkas gal ir vyksta, bet tai yra moksliniai įrodymai iš pačių geriausių šaltinių pasaulyje, iš kurių mes turime geriausią produktą. Yra daug daugiau, apie ką aš jums norėčiau papasakoti. Visa produktų linija yra pilna visokių bandymų. Naujas kolageninis kremas, maitinantis kolageninis kremas, jis yra toje raukšlių mažinimo linijoje, tikrai pagerino odos pasitenkinimą drėgme. Rankų ir kūno losjonas parodė dramatiškus rezultatus gerinant odos pasitenkinimą drėgme. Naktinis kremas buvo pateiktas, kad raminti ir apsaugoti ir galima tęsti apie kiekvieną produktą šioje linijoje, kuris turi įrodymą, kurio jums reikia. Visame tame yra GNLD išskirtinės formulės. Tai nėra kažkas, ką mums pagamino kažkas kitas. Tai atstovauja ilgų metų tyrimų su didžiausiais pasaulio protais. Išskirtinis GNLD formulės išvystytos mokslinės patarėjų tarybos kryptimi, su tuzinais narių iš mūsų globalinio mokslo tinklo, dermatologais, formulių sudarinėtojais, toksikologais, biochemikais. Tuzinai jų.
Visa tai naudota, kad būti tikrais, jog mes suteiksime jums patį geriausią produktą. Ir kas atsitinka kartu su nauju Nutrients produktų linijos supažindinimu, jūs ir GNLD iššokote iš šios pramonės priekinės eilės. Dabar mes esame pirmaujantis lyderiai odos ir asmens priežiūros srityje. Bet tada kodėl jūs norite būti kažkur kitur?